Stogas yra bene svarbiausia namo sudedamoji dalis, tad kokią stogo dangą rinktis? Vienas iš sprendimų tai plieninės stogo dangos. Didžiausi jų pranašumai yra lengvumas, sandarumas ir spalvos ilgaamžiškumas. Kokybiškos iš specialaus plieno pagamintos dangos tarnauja 50 metų, o tinkamai prižiūrimos ir dar ilgiau. Dėl to tokios stogo dangos išpopuliarėjo visoje Europoje. Tai kaip reikėtų atpažinti gerą, patvarę stogo dangą? Kaip įsitikinti, ar gaminys tikrai yra to būtent gamintojo. Šitas pavyzdys geriausiai tą pailiustruoja. Ant gaminio kraštų gamintojo yra išspausdinama užrašai, kurie ir viską pasako apie, kas tai yra. Sakysim, gamintojas, padengimas, toliau pagaminimo data, tiek ant išorinės pusės, tiek ant vidinės, ant grunto. Tas yra nesunku įsitikinti statybų aikštelėje. Tokie plieno lakštai yra tvirti ir lengvi, nesunkiai apdorojami. Tokios dangos montavimas nereikalauja ypatingų stogdengių įgūdžių ir įrankių, todėl dengimo darbai vyksta sparčiai. Nors darbas nesunkus ir greitas, bet danga tarnaus ilgai. Tokių stogo dangų spalvų pasirinkimas labai platus, bet populiariausios yra natūralios prie kraštovaizdžio labiau derančios spalvos. Kokybiškų plieninių lakštų spalva ir estetinis vaizdas pasižymi ilgaamžiškumu. Jeigu, tarkim, poliesteris 10 metų estetinių savybių garantija, galima gauti iki 20 metų estetinių savybių garantiją aukštesnės klasės polimeriniams padengimams. Kad lakštai būtų tvirti ir ilgaamžiai, yra dengiami tam tikromis medžiagomis. Pirmiausia, tai yra pats plienas turi būti kokybiškas, tam tikro kietumo, pritaikytas tinkamas stogams. Toliau cinko sluoksnis, jis turi būti padengtas iš abiejų plieno lakšto pusių, ne mažiau nei 275 gramai kvadratiniam metrui. Toliau pasyvinantis sluoksnis, gruntas ir padengimas. Žmonės dažnai bijo, kad įsigijus plieninę stogo dangą lietui lyjant gali girdėtis barbenimas. Anot specialistų, jei stogas ar palėpės perdengimas bus tinkamai apšiltintas, triukšmo viduje nesigirdės. Taip pat baiminamasi, kad metalinis stogas vasarą greitai kaista, bet jei yra įrengti ventiliacijai skirti oro tarpai, to paprasčiausiai nebūna. Ventiliuojamą oro tarpą reikia įrengti visada, nepriklausomai nuo to, koks yra stogas. Renkantis bet kurią stogo dangą reikėtų atsižvelgti jos pagaminimo kokybę, kokios medžiagos buvo naudotos, kokia suteikiama garantija. Produkto garantijos, atitikties deklaracijos, kurioje būtų aiškiai nurodyta, kokios medžiagos buvo naudojama, kokie padengimai, kokia garantija suteikiama tam produktui. Tai yra pagrindžiantis dokumentas, kad jūs įsigijate kokybišką originalų produktą, būtent to gamintojo. Tokios plieninės stogo dangos beveik nereikalauja priežiūros, jos nepelyja, nekerpėja ir nesamanoja. Ant jų ilgam neužsilaiko sniegas, smulkios medžių šakelės ar spygliai. Tačiau jeigu šalia auga dideli medžiai, tuomet patartina reguliariai pravalyti iš lietaus latakų sąnašas. Daugiau informacijos apie plienines stogo dangas, lietaus nuvedimo sistemas, stogo saugos elementus ir kitus stogo priedus rasite interneto svetainėje www.rukistogas.lt ar pas artimiausią Ruki partnerį.